Sveiki visi. Taigi važiuojam su trečia dalim. Pradėjau daryti aš denį ir vis tik nusprendžiau išmėginti tą matytą metodą su kartonu. Tai kaip ir rezultatas matosi, koksai jisai maždaug bus. Visai neblogai. O čia yra, sakykime, ko reikia, kad tą rezultatą pasiekti. Dabar aš nusipirkau štai tokio kartono lapo. Jisai yra 250 gramų svorio. Ir jisai toks lygtais rifliuotas, toks standesnis, tai jis pakankamai kietas kaip popierius. Ir su juo dirbti šiek tiek paprasčiau. Nelabai žinau, kiek čia dėl mastelio, tos juostelės storis yra geras, bet principas yra labai neblogas kol kas. O darau tai labai paprastai, turiu už tokią pjaustyklę. Pasiimu tiesiog, maždaug kokio storio man čia reikia tos juostelės, ją nusipjaunu. Naudoju pjaustyklę tam, kad būtų lygus abudu kraštai. Tai reiškia, kad aš galiu prie denio jos pridėti lygiai. Ir tada tiesiog sutepu, šiuo atveju jau sutepsiu kraštą su klijais. Naudoju čia, kaip ir minėjau, Herkuleso klijus raudonus, jie gerai prikabinam ant popierių. Ir tiesiog pastatau. Mažiukus tos gabaliukus išsikirpu pagal lentelės dydį. Ir jos irgi taip pat suklijuoju. Na ir viskas. O jau aišku, jau patį denį klijuoju labai paprastai. Tiesiog pasipjaučiau, kaip siūlė manokrė, šitų po 100 mm plytom sudėt lentų, kas yra iš tikrųjų pasirodė visai teisybė. Jos turėtų būti dedamos arba 3/4, lygtais taip tas išmėtymas. Arba 1/3 ar 1/4. Taip, skaitas išmėtymas, turėtų būti lentelių, o ne toksai plytinis. Čia yra pradinukų išdėstymas, jisai dėl to toks paprastas gal, bet pasirodo dėl tvirtumo taip nebūdavo daryta. Bet čia kai baigsiu, tada pradėjau bandyti iš tikrųjų ir man nelabai patiko, tai aš norėjau pasidaryti tos vinukus. Tai išsigrėžiau skylutes ir su krapštukais jos užkišau, užklijęs, nupjoviau. Gal kai gaus lako, gal išaiškės tie vinukai, dabar aišku jų daug nėra, bet toks nepatiko su tais krapštukais tai, kad tiesiog jie porėti gaunasi ir daug tokių kaip skylučių nuo jų atsiranda. Tai tokia dalis, kuri man nepatiko. O toliau dar irgi pagal tas okrės dabar jau šitą okorės su instrukcija yra šita dalis. Jisai nori, kad aš klijuočiau vėl ne ant modelio. Vėlgi šiek tiek abejoju, kaip su to bus lenkimu, nes lenkimas, sakykime, pačiam gale, o čia jis jau toks didokas ir aš jeigu dar pastorinsiu, man bus dar sunkiau sulenkti. Tai turbūt bandysiu klijuoti jau irgi ant užklijuotos senelės. Nesu tikras, ar čia gera mintis, bet aš manau, kad tai bus teisingiausia. Tai aš kol kas padarysiu tą dalį pilnai ir tada jau eisim gal toliau su tais šonais. Tai labai toks trumpas šito mano eksperimento parodymas. Tiesa, naudojau oblių, iš tikrųjų pabandžiau tą mažiuką, tai blogai. Jisai man išdraskė čia porą kraštų, tai turėjau užpildyti. Geriausiai kol kas viskas vyksta man su peiliuku. Tuos visus nupjaut, geriausiai gaunasi man su peiliu. Čia iš tikrųjų aš galiu kaip ir parodyti, ne?
Tai peilį išsistumėm ganėtinai daug, kad jisai gultųsi kuo arčiau, kur man reikia. Na ir tada tiesiog pjaunasi. Čia kadangi jisai baigėsi maždaug šičia, tai aš galiu pradėti nuo čia. Šiek tiek nepatogu man, nes kamera tiesiai per vidurį, tai daug neparodysiu, bet tik pačią gal esmę. Labai stengiuosi per daug neįvažiuot, kad pasigilint galėčiau jau po to. Bet vat, kas gaunasi, kad jau nusipjauna, lieka tas, kas aš noriu, kad liktų. Čia, aišku, labai praverčia, kad peilis yra aštrus. Bet galiausiai reiks keistis po vieną šito viso denio, man rodos. Nu ir taip, ir drožiu, ir viskas. Ir čia to tokio vargo. Nusikapoju, tada sėdu, bet čia dabar jau baigsiu, tada nusipjausiu viską. Nu ir ką, ir važiuojam toliau. Na, iš tikrųjų pagautas šiokio tokio kepimo, kaip dėjau aš čia su tais savo kartonais. Tai va, taip ir užsibaigiau aš tą savo denį. Iš esmės, tai... Na, nežinau, man visai iš tikrųjų dar gražu, sutinku, mastelis gal čia galėtų būti biškelį toks netoks, bet tai kas man tikrai nepatinka, tai vis tik tie vat, kur čia, va čia vat, tie vinukai, jos gal aš tikrai tiesiog pažymėsiu, kaip ir rekomendavote, nes, na, jie smulkus, aš sutinku, bet kažkaip, nežinau, neapsisprendžiu. Nei patinka, nei nepatinka, bet turbūt, kad nežymėsiu. Tai va. Bet iš tikrųjų dabar aš su modeliu sustosiu, kadangi užsakiau pasiūlytą lituoklį. Jo, tai lituoklis. Užsisakiau pasiūlytą lituoklį, paprašiau, kad atvežtų man Povilas tą lankstymo įrankį, kuris panašus į žnyplės. Nu ir aš jų palauksiu. Labai įdomu išmėginti iš tikrųjų tas žnyplės, nes lenkčiai reikės nedaug ir nemažai to pačiu, bet tiesiog labai įdomu išmėginti įrankį, pažiūrėti, kaip ten su juodais darosi, kadangi niekada aš jo nemėginau. Tai va. Tai su modeliu šiek tiek sustojom, čia išspjovau, aišku, tas skylės, nežinau, ar visas išspjovau, kurios turi būti. Gal dar padarysiu biškelį šičia, kaip minėjau, ten tų, kas liko, neliesiu, manau, dar šitos dalies vis tik. Palauksiu lenkimo to įranką, nes jį čia reikės irgi lenkt, man pažiūrėsiu, kaip jinai su juo, arba kaip jinai reikės su, nes tiesiog jisai atrodo, kad man turėtų lūžti. Labai nedrąsus spausti. Tai va, tai toks super trumpas, greitas, bet štai greitas atnaujimas su kursėru. Biškelį pasičiūdinau čia, su peiliu bepjaudamas įkabinau, išpjoviau gabalą. Ne, bet kaip sakau, mokinuosi dabar su tuo daiktu. Sunkoka šiek tiek yra neiškabinės 0,5 mm lištvelės, tai labai jau plonas. Bet apie popieriaus vėlimą, tai popierius nesivėlė, tryniau iš tikrųjų, aš grubiai paėmiau vėl su mažinka, per viršų pravažiavau. Nu, neužvėlės to popieriaus man čia. Visai čia gerai. Aš visai patenkęs, man buvo, vien dėl pabandymą buvo įdomu iš tikrųjų, tai tiesiog toks update'as kaip čia. Tai tiek. Tai va, tai turbūt tam kartui dabar ačiū ir iki, ir turbūt, kol aš negausiu įrankių, su laivu nieko per daug neatnaujinsiu, bet susitiksime mes kituose video, kol gausiu įrankius ir kažką padarysiu. Tai tiek. Iki.